Tik būkit dori, mylėkit vienas kitą, mylėkite iš jūsų nelaimingiausius, kalbėjo Gabrielė Petkevičaitė Bitė. Nebuvo ji pirmoji tą priesaką ištarusi, ne pirmieji ir jie šią pareigą prisiėmusieji, bet tikrai pirmieji Lietuvoje, savitai, tobulai paprastai sukūrė vienybės stebuklą. Tiberiados bendruomenė. Ivanas, Pranciškus, Federikas, Egidijus, Gonzagas, Vidas, Jonas, Joakimas ir Vytautas. Bendruomenė broliai kūrė savo karštų tikėjimų ir kasdienių darbų. Buvusią kolūkio kiaulydę pavertė koplyčią. Atstatė Švento Kazimiero bažnyčią ir varpinę. Sukūrė ūkį. Pradėjo leisti Magnificat ir kitus religinius leidinius, skirtus vaikams ir jaunimui. Tačiau svarbiausias brolių darbas – priimti ir išklausyti kiekvieną, kuris atranda kelią į Baltriškes. Tiesos, maldos ir meilės broliai, Tiberiados bendruomenė. Galėtum priimti kiekvieną žmogų savo jau unikalume. Aš manau, kad mums daug savanorių reikia ir jie kaip daugiau mes turbūt nusipelnytų šitą medalį. Be šimtų savanorių tikrai mes negalėtum išsilaikyti ir atlikti savo misijos. Labai džiaugiuosi, kad mūsų Zarasų kraštas yra šiandien irgi čia atstovojamas, nes labai mylim savo kraštą. Tai yra tas kaimas, tas kraštas, tas miestelis mums yra labai brangus. Bet norėčiau irgi visai Lietuvai dėkoti. Jūs girdit, kad aš nesu lietuvis, aš esu belgas, bet čia Lietuvoje aš atradau stipresnę savanorystės kultūrą ir Lietuva mane šitą kultūrą mokino ir mūsų bendruomenė kasdien mokina ir jie esu labai dėkingas. Ačiū. Tyli, bet galinga Tiberiados brolių skleidžiama džiaugsmo žinia apie darbą ir maldą, Dievą ir žmogų. 25 metus, kantriai, atkakliai, kasdien, iki garbės apdovanojimo Gabrielės Petkevičaitės Bitės atminimo medalio tarnaukite Lietuvai ir toliau, be pabaigos. Džiaugiamėms ir didžiuojamėms Tiberiados bendruomenės savanoryste ir esam dėkingi ir laimingi, kad jie surado Zarasų rajoną, Baltriškių miestelį. Tiberiados bendruomenė tai žinoma visame pasaulyje bendruomenė, kuris skleidžia gėrį, moko žmonės tikėjimo ir visi žmonės, kurie ieško šilumos, ramybės, vidinės būsenos, jie suranda juos ir jie gydo žmonių sielas. Prieš 20 metų pirmą kartą, kai nuvykau, jie meldėsi kuklioj koplytėlėj. Ir tas mane labai sužavėjo, o kai gimė vaikai, ypatingai tas ryšys atsirado dar didesnis. Galbūt todėl atėjusi dirbti savivaldybę, būtent su bendruomenėmis, negalėjau nepastebėti to tokio gražaus ryšio, bendravimo ir ką jie daro. Nepastebėti būtų tiesiog klaida. Į Baltriškių bendruomenę, tiek Tiberiados bendruomenę, tiek suvažiuoja žmonių, kad tiesiog jinai tikrai net ne Lietuvoje pastebima, ją visas pasaulis žino. Atvažiuoja į stovyklas vaikai iš Belgijos, Prancūzijos, Italijos. Tiesiog į šitą bendruomenę atvažiuoja kelios kartos.
tie, kurie žmonės atvažiavo prieš 20 metų, atvažiuoja dabar jų vaikai ir net anūkus atsiveža. Tai bendruomenė, kurie augina kartą. Jaunoji karta randa kelią į Baltriškes, ne tik į Baltriškes, savo unikalų kelią ir kelią į save. Man tai labai artima vieta. Gamta, ramybė, gamtos harmonija ir vienuolių nuoširdumas, tuo pačiu jų bažnyčia. Įaugau čia ir kažkaip ir nelabai ieškau kažkur kitur. Bet tikriausiai, jeigu ir rasčiau, tai vis tiek čia būtų mano, aš jau pradėjau vadinti antrais namais, tai mano čia antri namai. Aš kaip suprantu, tai bendrystė su Kristumi per visus perspektyvas gali pasirodyti. Per žmonės gali gauti įkvėpimo, iš vienuolių tikrai gali gauti nuoširdžių pamokymų. Ir ta regula tikrai padeda, nes tu gauni pilną dozę ir bendravimo, ir maldos, ir juoko, ir žaidimų. Skaitėme iš Evangelijos gerą vietą, kad reikia ne tiek jaudintis dėl kas bus ateityje ir pasikliauti Kristumi, nes, apvaizda Dievu. Nes kai gali toje mintyje, ką tu darysi ateityje ir neišgirsti aplinkos ir savo širdies iš tikrųjų, nes geriausia tiesiog iš lėto ramiai spėju eiti gyvenimą šią dieną ir tau kažką tikrai pajusi tuo momentu ir tą akimirką, iš kurios tu suprasi, čia. O jei taip abstrakčiai, kaip aš matau, tai man atrodo yra dvi vienintelės išeitis šiame pasaulyje. Tai arba šeima, arba dvasinis kelias, visiškas pasinerimas į Kristų, kaip vienuoliai. Vaikinas sako, gyvenantis viltimi, kad gyvenimas pateiks atsakymus į visus jam rūpimus klausimus. Nes juk yra į ką remtis. Jau vien brolių buvimas čia įkvėpimas. Peržengęs 4 amžiaus, taigi nuolatinis. Ir augantis, ir saugantis, ir stiprėjantis. Sukurti savo šeimą Lietuvoje tai yra labai nuostabu, nes tiek jau jaunimo šiandien net yra, kurie visi. Bet čia tikriausiai ir paslaptis jų viso to gebėjimo keisti čia, kad jie ne vieni, jie turi savo čia šeimą. Tai visi žmonės, kurie čia atvažiuoja, jie visada prisideda. Tas darbas, kurį mes šiandien turim, tai mes irgi dėl Baltriškių dirbam, kad jie galėtų turėti šiltą bažnyčią žiemą ir namus savo. Tai tikrai, manau, tame ir paslaptis, kad jie kartu su mumis viską čia. Kiekvienas šiuose namuose yra svarbus. Kiekvienas po šiuo dangum džiaugsmas. Baltriškės yra vienuolynas, kur gyvena 8 vienuoliai iš įvairių tautybių. Ir priimas meldžiasi kartu, dirba kartu ir priima svečius kartu. Ir kas yra labai ypatinga šiai vietai, kad visi žmonės, lietuviai, nelietuviai, labai greitai jaučiasi kaip namuose pas mus. Ir čia labai daug žmonių tą patį kartoja. Aš noriu jums vieną dalyką sakyti. Čia jaučiuosi kaip namuose. Ir man atrodo, kad yra labai didelė malonė suteikti žmonėms tą jausmą, kad jie jaučiasi namuose čia, nors mes nesam lietuviai. Pirmoji brolių misija Lietuvoje įvyko 1991 metais. Vėliau jų pastangomis rekonstruota buvusi klebonija, mokykla, parduotuvė, restauruota bažnyčia. Ir kai kas nors apsidairęs, kiek čia padaryta, aikteli, kad vienuoliai turi tiesiog visą kaimą, brolių vyresnysis Ivanas prieštarauja. Ne, nėra mūsų tikslas, kad šitas kaimas būtų mūsų nuosavybė. Mano didelis džiaugsmas yra, kai viena šeima nusprendžia įsikurti čia ir kad sulaukėm kaimynų. Ir kol aš gyvenu, tai yra labai irgi naujas reikšminys. Keletas šeimų įsigijo būstą čia arba nuolatinę gyventi, arba kaip vasarnamį. Ir
Man tikrai yra fantastiška, kad šitas kaimas, kuris buvo gal nulemtas išnykti tiesiog, nes nėra darbo, yra tik laukai ir miškai, bet kad vis tiek čia žmonės grįžta. Kiekvienas brolis Baltriškėse turi savą užduotį. Visam pasaulyje visi trokšta būti laimingi, visi ieško laimės, ar vienur, ar kitur, ir kartais žmonės pasiklysta ir suteikti žmonėms vietą, kur gali pabūti tyloje, ar su Dievu, ar bendrystėje, su broliais, ar tarnystėje, ar tiesiog paprastam bendravime. Ir atrasti tą laimę maldoje, bet irgi per paprastumą, per paprastą nuolankią kasdienybę, per tarnavimą, per indų plovimą, per arbatos gėrimą kartu, vaikams suteikti tą džiaugsmą, melstis kartu, atrasti Jėzų kaip draugą ir atrasti šventuosius, žaisti kartu, kažką grožėtis gamtai, paglostyti asilus ir aišku skirti dėmesį jiems, žinoma. Ir viską suteikti jiems suprantama kalba. Ir tai jau daug metų kartu su kitais savanoriais, kurie jau patys anksčiau būdavo vaikai stovyklose, užaugo ir dabar savanoriauja kitiem vaikam. Tas labai irgi yra gražu ir irgi suteikti kitiems progą padaryti kažką gražaus, gero, tverti rankas, stengtis dėl kitų ir tik tarnaujant tampam laimingais. Jo, kai darom kažką kitą laimingą, tai patys esam laimingi. Asiulikės vaikai pavadino Riešutę ir Gilę. Broliai augina jaučius, karves, aveles, dirba žemę, patys kepa duoną ir kasmet surengia apie 40 stovyklų įvairioms savipagalbos grupėms, šeimoms, vaikams, paaugliams, jaunimui. Baltriškės pažįstu labai nuo senai, mano tėvai man dar negimus jau atvažiuodavo čia į Baltriškės savanoriauti. Ir nuo pat gimimo dalyvaudavau stovyklose su šeima, po to kaip vaikas, kaip paauglė ir vėliau jau kai užaugau, tai ir pati pradėjau savanoriauti vaikų stovyklose. Man savanorystė yra galimybė mokintis nuolankumo, mokintis artimo meilės, būnant su vaikais. Savanoriaujant, tai aš ne tik duodu, bet aš labai daug gaunu. Tiek iš brolių, tiek iš kitų savanorių, tiek iš pačių vaikų. Galiu išmokti, tai tikrai tos patirtis augina ir mane pačią. Tiek ir dvasiškai atrandu Jėzų, atrandu santykį su juo, tiek ir tiesiog kasdienybėje, kaip tvarkyti su kažkokiam situacijom, kaip padėti kitam, kai galbūt esu pati pavargusi, tai tikrai labai daug išsinešu. Dieną Baltriškėse sudaro vos 2 dėmenys – malda ir darbas. Bet tik tiek ir tai reikia, kad ji prisipildytų prasmės. Iš tiesų dienotvarkė gana paprasta yra ir tai mes atsikeliame, turime maldą, pusryčiaujam, po to turim mokymą visą laiką dienos įžangoj, kur brolis pasakoja kokią nors temą, tam tikrus dalykus, ar komentuoja Bibliją. Ir po to mes turime darbą, tai yra visiškai paprastas darbas, ar darže ravėti ką nors, ar svogūnus rišti, ar malkas krauti, bet ypač gal jauniem žmonėm yra kartais keista, kurie iš miesto atvažiuoja kaip čia ką, bet broliai savo paprastumu ir entuziazmu kažkaip įtraukia ir kai tu dirbi ne vienas, bet keliese, tai iš karto yra lengviau, nes gali ir pasikalbėti, ir tas darbas neatrodo toks sunkus. Savanoriaudama vaikų stovyklose Rimantė pamatė, ko šiandien labiausiai stinga mažiausiems, o geriausia, kad žino, kaip tą stygių kompensuoti. Dabartiniai vaikai mažiau laiko praleidžia galbūt ar lauke, ar vieni su kitais, ir galbūt net su tėvais, nes tikrai mūsų visuomenė dabar dirbanti, skubanti,
Tai tiem vaikam dažniausiai reikia tiesiog gyvo santykio, vieni su kitais ir galbūt su vyresniais vadovais, į kuriuos jie galėtų žvelgti kaip į autoritetus, galbūt kaip į pavyzdžius, kuriais galėtų remtis ir eiti toliau. Tai sakyčiau, galbūt to gyvo santykio, nes, neslėpkim, bet tikrai daug telefonų, kompiuterių šiais laikais yra ir tos pagundos yra tikrai didelės ne tiek vaikams, bet ir kartu ir suaugusiems. Baltriškių Švento Kazimiero bažnyčios istorijos autorė, pedagogė Giedrė Mičiūnienė, mokiusi brolius lietuvių kalbos meną, nesyk atsitikdavo taip, kad mokytojas su mokiniais keitėsi vaidmenimis. Jie mokė ir mokėsi vieni iš kitų. Stebino ir žavėjo jų paprastumas. Ne tik paprastumas, bet matymas kiekvieno žmogaus. Noras eiti pas kiekvieną, priimti kiekvieną. Nesvarbu, koks tu esi, sužeistas, purvinas, neįgalus, pavargęs. Knygą skatino parašyti ir tai, kad filologės seneliai yra šitos parapijos žmonės. Norėjo užfiksuoti ir perduoti ateities kartoms tai, kas buvo išgyventa. Ir kai vartydama senus dokumentus, radau parašą, tiksliau net ne parašą, o 3 kryželius, kadangi prosenelis buvo beraštis, kažkaip labai jautriai palietė širdį. Žmonės, kurie nemokėjo rašyti, nemokėjo skaityti, jiems buvo svarbus dvasinis palaikymas, dvasios atgaiva ir jie įsteigė bažnyčią. Į knygą yra sudėta truputį dokumentų, truputį bažnytinių knygų analizės, brolių šitos bažnyčios perstatymas. Tiesiog žaviuosi brolių darbštumu. Juk jeigu ne jie, tai šitas kaimas, kuriame kažkada žvangėjo dalgės, moteris dainuodavo, gimdė ir augino vaikus, būtų senai sunykęs. O šiandien čia vėl atgimusi ne tik kad dvasia lietuviško kaimo, bet būtent pilna jaunimo. Į Baltriškes plūsta visos Europos jaunimas. Ir broliai svetingai jį sutinka, kaip ir kiekvieną žmogų, iš kur ir koks jis būtų. Kiekvienam randa žodį, o šis mums, lietuviams, skirtas. Lietuviai, kaip aš čia mačiau Lietuvoje, jie yra atviri Dievui. Aš manau, kad lengviau kalbėti apie Dievą ir kartu ieškoti Dievo negu Belgijoje. Sunkiausia gal buvo kalbą išmokti, nes vis tiek sunkiai kalba, bet žmonės labai malonus, tai labai padeda, nes jeigu jo ačiū sakot ar labą dieną, jie jo esate patenkinti, bet paskui reikėtų daugiau išmokti, nes vis tiek kaip kunigas irgi reikia pamokslą sakyti, reikia bendrauti su žmonėm ir mums ta bendravimas su žmonėmis labai svarbus dalykas yra. Dirbu, kur aš galiu dirbti. Šiuo metu mano kaip atsakomybė yra prižiūrėti mūsų statybą, mes statom naują vienuolyną. Broliai stato naujus namus, bet kiek jau pastatė namų širdyse tų, kurie jų neturėjo? Kiek sugrąžino į namus tų, kurie buvo pasiklydę? Kiek žmonių sustiprino, kad įkvėpti ir padrąsinti jie įsipareigotų visuomeniai, artimui, savo? Nesakyčiau, kad 10 žmonių tapo vienuoliais mūsų vienuolyne, bet daug kas sukūrė šeimą, tapo kunigu, išsirinko profesiją ir taip toliau. Ir vienu metu ta vieta buvo jam kryžkelis, kur jis galėjo priimti sprendimą ir pasirinkti geresnį kelią. Kiekviena visuomenė turi savo juodas pusės arba savo aklavietes ir taip toliau. Ir kaimuose, pavyzdžiui, alkoholizmas yra tam tikras reiškinys. Ir daug metų mes su anoniminiais mes bendrojam ir daug kas čia išsivadavo nuo priklausomybės ir tai yra fantastiška. Ir aš nežiūriu į tos žmonės iš viršaus, nes aš galėčiau būti toks pats. Man pasisekė, kad neturėjau geriančių tėvelių ir taip toliau, bet tie žmonės, jie
Jie atlieka nuostabų žygį išsivaduoti nuo gėrimo ir tie žmonės man yra mokytojai. Kiekvienas žmogus turi orumą ir didybę ir kartais tą didybę tikrai randi labiau prie kovojančio žmogaus prieš priklausomybę negu prie stambaus žmogaus, kuriam visame kame pasisekė gyvenime. Tie žmonės, kurie nukentėjo, savo pažeidžiamumą lietė, turi labai kaip matomą orumą. Brolis Ivanas Baltriškes vadina solidarumo stebuklo vieta. Jeigu nebūtų rėmėjų arba žmonių, kuriems rūpi, kad gyvuotų šita vieta, daug ko čia nebūtų. Ir kaip iliustracija pasakoja istoriją, vieną iš daugelio. Manęs dar nebuvo Lietuvoje, bet mūsų buvęs vyresnysis buvo architektas ir jis vadovavo šiems darbams. Ir vieną vasarą vienas žmogus padėjo visas grindis dėti ir už dyką. Ir brolis Pranciškus klausė jo, bet kodėl jūs čia darot dėl mūsų? Ir žmogus atsako, o jūs kodėl čia darot šitą dėl mūsų vaikų? Ir tai va, mes bandom gyventi kaip šituo dovanojimų būdu. Ir mes dovanojam save, tikrai negailim savęs čia Lietuvoje. Ir tada žmonės irgi kažkaip atsiliepia ir save dovanoja. Jau kelis dešimtmečius tarnaudama mums ir dovanodama save, Tiberiados bendruomenė veikla, ugdančia visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę, kultūrinį sąmoningumą, įrodė, jog ne tik verta tarnaukite Lietuvai atminimo medalio, bet ir aukščiausio mūsų visų įvertinimo – pagalbos ir paramos jai, ypač dabar, statant brolių namus. Niekada nežinai, ar tau neprireiks įsitverti į ištiestą brolių ranką. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.